Reikia rasti A reikšmes, su kuriom teisinga vat štai šita lygybė. Tai čia yra 2 pakelta laipsnių rodiklyje A, reiškia, kad galėtumėm rasti, mums reikėtų, kad ir čia būtų kitoj pusėje 2 pakelta kažkokiu laipsniu. Reiškia sutvarkyti šitą gana sudėtingą reiškinį. Taip atrodo sudėtingas. Iš tikrųjų, moki saldainius sudėti. Saldainis plus saldainis plus saldainis plus saldainis yra 4 saldainiai. Va čia yra 4 vienodi laipsniai. Tai aš galiu vietoj jų parašyti 4 kart tokie laipsniai. 301,5. Padalinta iš 4 pakelta 150. Dabar man reikia, kad pagrindas būtų 2. Aš žinau, kad 4 tai yra 2 kvadratu. Kart 2 pakelta 301,5 padalinta iš 4, irgi ir ne 4 rašau, nes paskui dar kartą reiks perrašyti, taip nedarau. Iš karto rašau 2 kvadratu pakelta 150 lygu. Dabar čia, dauginant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius sudedam. Reiškia čia 2 pakelta 303,5. Sudedam va šitus laipsnių rodiklius. Keliant laipsnį laipsnių rodiklius sudauginam. Reiškia, čia bus 2 pakelta 300, nes 2 kart 150, 300. Ir galiausiai, dalinant laipsnį iš laipsnio, laipsnių rodiklius atimam 3,5. Taigi aš turiu lygybę 2 pakelta laipsnių rodiklyje A lygu 2 pakelta 3,5. Atsakymas A yra 3,5.